Šiandien noriu pratęsti pamokslų seriją Gyvenk tuo. Apie ką eina kalba. Gal jūs per laiko pamiršot, kai kuriems tai nauja, dėl to trumpai noriu apibendrinti. Klausimas yra apie tai, kaip mes galim efektyviau skelbti Evangeliją. Mes prieš tai kalbėjom apie vieną įvykį iš apaštalų darbų, 16 skyriui, kur Paulius ir Silas buvo kalėjime ir kai Dievas atgamtiškai išlaisvino juos, jie pasiliko. Pasiliko su tikslu skelbti Evangeliją sargui. Ir vienu žodžiu, labai trumpai tariant, jisai buvo išgelbėtas. Ir mes praeitą ir prieš 3 savaitės pamatėm, pabrėžėm šitą formulę, kabutėse, praktikuojamas tikėjimas plus artumas plus aiškus skelbimas veda į didžiausią įtaką. Ir šiandien noriu kalbėti apie tą antrą, apie artumą. Mes praeitą kartą perskaitėm vieną istoriją iš Morkaus Evangelijos ir paprašysiu, kad Emilija, kad jinai mum perskaitytų. Arba tu, Tadai. Ar galėtum? Steigiai. Morkaus 2 skyriui. Nuo 1 iki 12 eilutės. 12. Tai turėtų būti 12. Ačiū. Kas neturi Biblijos, ten yra. Ir pasiimkit arba naudokit elektroninį įrenginį, bet išjungkit Facebooko, Instagram, TikTok, X ir taip toliau. Gerai? Palauk, biškį padėsiu tau. Apa. Evangelija pagal Morkų, 2 skyrius nuo 1 eilutės. Po kelių dienų Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą. Žmonės, išgirdę jį esant namuose, nedelsiant susirinko ir taip gausiai, jog net prie durų nebeliko vietos, o jis skelbė jiems žodį. Tada 4 vyrai atnešė pas jį paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jį prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir padarę skylę nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotajam: Sūnau, atleidžiamas tavo nuodėmės. Tenai sėdėjo keletas rašto žinovų ir svarstė savo širdyje, kodėl jis taip piktžodžiauja, kas gali atleisti nuodėmės, jei ne vienas Dievas. Jėzus iš karto savo dvasia supratęs jų mintis tarė: kam taip svarstote savo širdyse? Kas lengviau, ar pasakyti paralyžiuotam: tau atleidžiamos nuodėmės, ar liepti: kelkis, imk neštuvus ir vaikščiok? Bet, kad žinotumėte žmogaus sūnų turinti valdžią atleisti žemėje nuodėmės, čia jis tarė paralyžiuotajam: sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Šis tuojau atsikėlė ir visiems matant, pasiėmęs neštuvus, išėjo. Visi stebėjosi ir garbino Dievą, sakydami: tokių dalykų mes niekada nesame matę. Ačiū labai. Iš tikrųjų, mes praeitą kartą kalbėjom, kad yra kontekstas aplink šitą įvykį ir koks kontekstas. Luko 5 skyriui mes galim skaityti, kad tuo metu susirinko daug, ne tik daug žmonių prie to namo, bet ir farizėjų ir įstatymų mokytojų
irgi tuo metu. Ir reikia žinot, kad tai buvo per antras Jėzaus tarnystės metus. Tai reiškia, Jėzus pradėjo tarnaut, ir žmonės labai teigiamai į jį žiūrėjo, jo populiarumo lygis kyla. Ir tuo metu farizėjai, rašto aiškintojai, tai religinis vadovai, jie labai skeptiškai žiūrėjo į jį. Nes jie suprato, kuo daugiau žmonių prisijungia prie Jėzaus, bet prie jų daugiau žmonių išėjo. Ir iš tikrųjų buvo tokia įtampa. Ir žiūrint į žemėlapį, čia yra Kafarnaumas, kur visa šita istorija, šita įvykiai įvyko. Ir iš Judėjos ir iš Galilėjos žmonės atėjo. Didelė įtampa. Ir mes ketvirtoj eilutėj, apie tai šiandien noriu dar kartą pamokslaut. Praeitą savaitę pradėjau pamokslaut apie šitą eilutę. Šiandien noriu pratęst. Ir kitą savaitę nuo 5 eilutės kalbėsiu. Negalėdami deminios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir padarė skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurio gulėjo paralyžiuotasis. Ir iš tikrųjų, aš nežinau kaip jum, bet man asmeniškai šitą eilutę daug reiškia. Dėl to tikriausiai kalbėsiu dar šią savaitę apie tai. Nes taip matosi žmonių tikėjimas. Ir mes praeitą kartą sakėm, čia yra gal dar kartą prisiminimui, kaip tuo metu Izraelyje buvo pastatyta namus. Buvo plokščių stogas, buvo gegnes, atstumas nuo gegnes buvo apie metrą, ir jie tada įdėjo tarp tų dviejų gegnų molį ir šakas. Ir buvo visada laiptai ant stogo, kad vestų į stogą. Ir buvo labai beprotiškai daug žmonių. Ir iš tikrųjų jiems neišėjo artint prie Jėzaus. Mes praeitą kartą kalbėjom ir žiūrėjom į jų tų 4 vyrų tikėjimą ir atkaklumą. Ir šiandien noriu kalbėti apie jų išradingumą, apie jų meilę artumui, apie jų drąsą ir ryžtingumą. Ir iš tikrųjų mes galim irgi skaityti kaip paprasta, jie lipo ant stogo, nuleidė ir viskas. Bet iš tikrųjų šitam procese, šitas procesas tai yra tik rezultatas nuo kažko kito, kas darėsi širdyse tų 4 vyrų. Ir apie tai noriu šiandien pratęsti. Jie parodė meilę artimui. Nepamirškim, tas paralyžiuotasis, jisai buvo tuo metu, toj kultūroj, toj visuomeniai, jisai buvo vienišas. Atstumtas nuo visuomenės. Kodėl? Nes žydai tuo metu suprato arba galvojo, įsivaizdavo, kad jo liga tai buvo Dievo bausmė. Už ką? Už tai, ką jis gal prieš tai padarė, prisidirbo. Ir dėl to niekas nenorėjo artint prie jo,
Niekas nenorėjo bendrauti su juo ir dėl to niekas nesamdytų jo. Aišku, jis vis tiek negalėjo judėti. Ir jis buvo visiškai vienišas ir priklausomas nuo kitų žmonių išmaldų. Tokioje situacijoje. Bet, ir tai yra wow. Tai yra man asmeniškai wow. Bet tie 4 vyrai, jie kitaip žiūrėjo į jį. Mes nežinom jų vardų, mes nežinom paralyžiuoto žmogaus vardo, irgi nežinom. Gal tyčia nežinom. Gal tyčia neparašyta, geriau sakant. Bet jie žiūrėjo į jį, kaip Dievas žiūri į žmonės. Pas Dievą nėra skirtumo, ar žmogus yra turtingas, neturtingas, sveikas, nesveikas, aukštas, neaukštas, sugebantis ar ne. Pas jį visi žmonės vienodai. Ir Dievas visada žiūri į mus su meile. Ir manyčiau, tie 4 vyrai, jie irgi žiūrėjo į jį, į tą paralyžiuotą žmogų, ne kaip visi kiti žiūrėjo, bet kaip Dievas į jį žiūrėjo. Ir tai veda į veiksmą. Meilė, kuri neveda į veiksmą, tai iš tikrųjų netikra meilė. Mes žinom tą aukščiausias įsakymas Jėzaus. Mylėk viešpatį ir mylėk savo artimą. Taip. Mums tai aišku, bet tuo metu žydams Jėzus, kai jisai pasakė šitą sakinį, žydams buvo ką? Nes jie žinojo, iš tikrųjų, reikia mylėti Dievą, tai žinojo puikiai, bet kad jų meilė Dievui turi turėtų turėti pasiekmę meilė kitiems. Tai jiems buvo visiškai nauja. Ir kai Jėzus tai pasakė, jiems buvo šokas. Palauk, ar tai tada reiškia? Ir tai klausimas ir mums šiandien. Ar tai reiškia, jeigu aš nemyliu savo artimo, ar tai reiškia, kad aš nemyliu Dievo? Taip. Taip. Jeigu aš nemyliu savo artimo, nemyliu Dievo. Jonas labai aiškiai savo pirmam laiške apie tai parašė daug. Kas nemyli žmogaus, kaip jis gali teikti, kad jisai mylėtų Dievą. Jisai apgaudinėja save. Kitas klausimas, kad ar meilė reiškia visada, ar mums reikia visada mylėti kitą žmogų, nors jis arba jinai netinkamai elgiasi su mūsų meilės išraiškas. Naudojasi. Ar reikia vis tiek mylėti? Taip. Taip. Bet kitaip reikia mylėti. Kitaip. Meilė turi įvairių išraiškų, iš tikrųjų. Ne tik viena, taip, sutikti su visko ir padėti visada. Ne, kartais iš tikrųjų meilė yra irgi sakyti ne. Nes myliu tave ir su šitu, jeigu tau padėčiau, šitam srity labai praktiškai, tada aš žinau, kad tau bus blogai. Kartais yra tokių situacijų, ar ne? Bent pas mane yra.
Ir manyčiau, pas visus mūsų yra. Keletą pavyzdžių, gal tik vienas pavyzdys. Meilė Naujajam testamente pirmoj bažnyčioj. Jūs mokat skaitykit ramiai. Iš tikrųjų, per meilę žmonės suprato, Dievas yra. Kad juose gyvena Dievas. Tik per meilę. Yra irgi viena eilutė iš Jono Evangelijos. Noriu perskaityti 13 skyriui. 34-35 eilutė. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėt. Kaip aš jūs pamyliau, kad ir jūs mylėtumėt vienas kitą. Dabar 35 eilutė. Iš ko? Iš meilė artimui. Taip. Visi, ne kai kurie, ne dauguma, bet visi pažins, kad esat mano mokiniai, jei mylėsit vieni kitus. Tai Jėzus pažadas mums. Jeigu mes mylim kitus, Dievas tuo metu pradeda veikti. Ką reiškia meilė artimui praktiškai? Nenoriu daug kalbėti apie tai. Vis tiek perskaityt, daryt gera kitiems, rodyt užuojautą. Meilė yra ne tik jausmai, bet pirmiausiai apsisprendimas. Mylėt, norėt kitam žmogui geriausio. Atleidimas vietoj neapykantos ir keršto. Praktiškai padėti ten, kur reikia, ir vertinti ir gerbti žmonės. Jeigu mes nevertinsim ir negerbsim žmonių, kaip mes galim teikti, kad mes mylim. Mums tai aišku, bet pakartojimui. Gerai? Kas iš jūsų teko girdėti apie šitą vyrą? Gal kerantų. Ne? Jis buvo brokeris Anglijoje. Jisai Anglas. Ir tuo metu per antrą pasaulinį karą jisai buvo Čekijoje. Ir jis pastebėjo 39 metais, ką vokiečiai, ką nacistai darė su žydais. Ir nors jis nebuvo tikintis, beje, jisai užaugo tikinčioj šeimoj, bet pats nebuvo tikintis. Bet kai jisai pažiūrėjo, kas įvyko iš tikrųjų, jis nusprendė padėti. Ir jo pateka 669 vaikai jisai organizavo, kad iš Čekijos, kad jie būtų persikelti į Angliją. Ir ten jisai aprūpino, kad kiekvienas vaikas turėtų turėti šeimą, kur jis arba ji negyvena. Ir kas mane labiausiai žavi, yra tas faktas, kad niekas apie tai žinojo, išskyrus jo pažįstami, kurie padėjo. Ir 985 metais jo žmona kažkaip žiūrėjo į jo dokumentus, kažko ieškojo ir pamatė dokumentus, kad jisai buvo tas, kuris išgelbėjo 669 vaikų gyvybės. Kodėl aš taip sakau? Kodėl aš išrinkau būtent šitą vyrą kaip pavyzdys mums? Dėl to, nes kartais mes, jeigu mes kažką darom gerą, kažkaip vis tiek norisi, gerai padaryta, ačiū.
Mēs norim iškies tā patvirtinimā, ne? Emocinē. Bet jam tai nebuvo svarbu. Jam tai nebuvo svarbu. Jam buvo tik svarbu padėti tiems vaikams. Ir mane, pavyzdžiui, šitas pavyzdys labai palietė. Tie 4 vyrai buvo ir išradingi. Įsivaizduokit, mes jau kalbėjom apie tai, namas ir neaišku, koks namas, neparašyta. Kai kurie galvojo, netgi gal ir Jėzaus namas. Kai kurie labiau laikosi pagal krikščionišką tradiciją, jie galvojo labiau Petro namas. Bet nesvarbu, kieno namas. Bet ten buvo daug žmonių. Ir jie bandė nešioti jį tą paralyžiuotą pas Jėzų, bet nepavyko. Ir jie galėjo tiesiai šviesiai sakyti, na, Dieve, bandėm, nepavyko, ką tai reiškia. Tai gal ne tavo valia, kad mes priartintum prie jo, prie Jėzaus. Bet jis netoks. Jisai nenaudoja pamaldingus frazės kaip pasiteisinimas. Jie daugiau žiūrėjo, kokių variantų yra. Ir jie pradėjo mąstyti out of the box, kaip amerikonai sakė. Out of the box. Ne, jeigu neišeina dvidimensionaliai, tada tristi. Ir jie iš tikrųjų, jie surado kelią. Ir aš nežinau, ar tuo metu visi, kurie pastebėjo, kad tie vyrai lipo laiptais į viršų, ar jie pradėjo paplot. Nemanyčiau. Nes kiekvienas norėjo ne tik išgirsti Jėzus pamokslą, bet ir būtų išgydytas. Tikriausiai, mes nežinom, bet tikriausiai buvo didelė įtampa. Vis tiek. Kodėl jie ir ne aš? Tikriausiai jie buvo anksčiau toj vietoj, nei tas paralyžiuotas su tais vyrais. Tikriausiai buvo didelė įtampa, bet tie vyrai buvo išradingi. Jie nepasidavė ir visokiais būdais vis tiek bandė tą paralyžiuotą artinti prie Jėzaus. Nes jie žinojo, jie tiki to, kad Jėzus turi galią, turi jėgą išgydyti jį. Ką tai reiškia praktiškai mums? Kas liečia skelbti Evangeliją, nes tai yra mūsų pagrindinė tema. Kartais reikia kitokius būdus eiti, kitokius keliais eiti. Kartais reikia ne tik tai daryti, ką mes prieš 20-30 metų darėm, su tikėjimu, kad tai ir veiktų šiandien. Ne. Ne. Kodėl ne? Nes visuomenė pasikeičia, žmonių mąstymai pasikeičia, visa kita irgi pasikeičia, kas lieka tik žmogaus troškimas Dievui. Aš pavyzdžiui pažįstu vieną bažnyčią Vokietijoje. Jie iki šiandien eina į gatves ir kalba su žmonėmis ir pasidalina ir visa kita. Mūsų bažnyčia, vien žodžiu, jiems labai sunkokai. Kodėl? Nes tai šitas būdas jau praėjo, šita banga jau praėjo, kad per šitą būdą galim pasiekti žmonės. Jie buvo išradingai. Keletą pavyzdžių. Dovydo kova su Galijotu. Mes žinom, Dovydas tuo metu, jam buvo maždaug 16-17 metų. Jam reikėjo kovoti prieš labai
augsta ir didelis patyręs karininkų, Goliatų. Ir mes žinom, jisai bandė karalius Saulus, jisai jam liepė Dovydui, na tu uždėk mano šelmą ir taip toliau. Ja, bet iš tikrųjų jam tai netiko. Jisai sako, ne. Nemokau netgi vaikščiot su tuo. Nemokau. Kaip kovot su tuo. Neįmanoma. Ir tada jisai sako, bet ką aš mokau? Turiu vienžod ragatkę. Žinau, kaip pataikyt. Ir ne pirmą kartą pasisekė pataikyt. Ir rezultatas galim skaityti Biblijoje. Kitas pavyzdys, Paulius Atenuose, ir apie tai už 2 savaičių pradėsiu pamokslauti. Jisai buvo Atenuose, pamatė daug stabų, paminklų, mokat skaityti. Ir tada jisai prisikabino prie vieno ir per šitą naudoja skelbti Evangeliją. Aišku, rezultatas tuo metu nebuvo geras, bet jisai suprato, kaip naudot, ką turim. Klausimas, jaunimui labiau. Kas teko girdėti apie šitą žmogų? Nenuvilkit manęs. Ne. Matematikas. Jūs nepažįstat, negirdėjot apie jį. Jūs turit žinot būtinai apie jį. Ne. Jisai buvo matematikas. 1958 metais jisai pabaigė doktorantūrą matematikoje. Ir tada jisai toliau pradėjo studijuoti informatiką. Jisai parašė šitą programos kalbą Lisp. Gal Šarona, tu girdėjai apie tai? Vienu žodžiu, vienas žmogus buvo labai įtakotas nuo jo. Žinot koks? Elon Musk. Turtingiausias žmogus pasaulyje. Jisai buvo įtakotas nuo to žmogaus, kuris pradėjo eiti į visiškai nežinojimą vietą. Dirbtinį intelektą. Jisai išdrįso eiti out of the box. Jaunimas žino ChatGPT, OpenAI ir taip toliau. Kaip mes galim išradingai. Ir aišku, tai yra priklauso nuo mūsų asmenybės iš dalies ir nuo mūsų noro. Kas nori toliau skaityti šitas vietas, nufortkinkit. Pirmas, laikykit problemas teigiamais iššūkiais. Kai yra problema mūsų gyvenime, mūsų reakcija, pirma reakcija yra oi. Bet tie žmonės, kurie išradingi, jie pamato, supranta problemą kaip šansai. Antras, būk atviras naujovėms. Mes esam žmonės, kurie labai mėgsta turėti savo rutiną, taip? Rutina, tą patį per tą patį. Jeigu kažkas naujo, nežinau, klaustukų ir taip toliau. Ne. Naudokis įkvėpimo šaltiniais. Ir kaip matot, galit irgi skaityti Biblijoje apie tai. Įdomu. Kodėl Dievui tai buvo taip svarbu, kad jis netgi
apie tai rašo savo žodį. Kad mums tai būtų, nesvarbu, ne. Mums tai turėtų būti svarbu. Ir eksperimentuok. Trečias dalykas – trasa. Kas yra trasa? Klausimas jums. Kas yra trasa? Gerai, nebijot? Ok. Ką? Aha, vienas sakė, nereikia bijot, kitas sakė, reikia būtinai bijot. Toliau, įdomu dabar. Ha? Jėga? Ok. Išdrįsti, iš žodžio trasa, taip. Išdrįst kažką daryt. Taip. Taip. Ir kai mes skaitom Biblijoje yra nemažai dalykų parašyta apie, eilučių parašyta apie trasą. Trasa nereiškia nebijot. Reiškia labiau pasitikėjimas Dievo buvimu. Galit skaityti. Žmogus, kuris drąsus, jis irgi bijo. Mums tai nesueina, bet tas žmogus labiau pasitiki Dievu. Dėl to labai dažnai sakiau, kas yra priešinga nuo drąsos. Baimė? Ne. Nepasitikėjimas arba pasitikėjimas savim. Nepasitikėjimas Dievu. Toliau, paklusnumas Dievo įsakymams. Tai yra drąsa. Mes tai žinom. Kai mes, ypač tie du vyrai dabar, labai gerai žino, ką tai reiškia. Būt svetimo vietoj, su kareiviais, gyvena 10 žmonių vienam kambarį ir jie buvo ir yra drąsus nesigėdyti Evangelijos. Tam reikia drąsos. Tam reikia drąsos. Ar jie bijo? Aš galiu teikti, netgi gal manyti, kad jie kai kuriuose situacijose bijo. Bet jų pasitikėjimas Dievu yra stipresnis už tą baimę. Matot? Toliau. Tvirtumas tikėjime. Tai yra irgi drąsa. Jeigu esam tvirti, kas liečia mūsų santykį su Dievu. Ir kad mes nebijotum tai pripažinti viešai. Aš žinau pats, ką tai reiškia. Kai įtikėjau, vieną kartą ar 2 kartus jau papasakoju apie tai, kai įtikėjau, man buvo 19 metų. Turėjau tik vieną draugą gerą. Ir kai įtikėjau, kalbėjau su juo apie ką? Apie orą? Ne, apie futbolą? Ne, apie Dievą. Ir jis tada sakė, žinai ką, Marijanai, jeigu tu toliau kalbėsi, aš pasitrauksiu. Jis priėmė sprendimą, aš irgi priėmiau sprendimą, toliau kalbėti. Kartais reikia tvirtai kalbėti. Tikėti. Kaip galim pastiprinti savo drąsą? Keletą patarimų iš Dievo žodžio beje. Ne tik iš psichologų arba iš ChatGPT arba belekur interneto, bet grynai iš Dievo žodžio. Įsimink Dievo pažadus. Tai labai labai svarbu. Prisimint, kaip Dievas praeitį jau veikia. Žiūrėkit, Dievo jėga, o ne į savo gebėjimus, kaip tu sakei, Tadai.
būk paklusnus mažais žingsneliais. Kartais mes galvojam, Dievas reikalauja, kad mes darytum tokį žingsnį, kad mes įrodytum savo tikėjimą. Iš tikrųjų, taip nėra. Taip būna, bet retai būna. Dievas reikalauja žingsnelius. Nes jisai žino, ką sugebame, ko ne. Ir prisimink Dievo veikimus praeitį, kaip pirmą gal. Toliau, ir paskutinis dalykas, apie ką noriu kalbėti, yra ryžtingumas. Tie 4 vyrai buvo ryžtingi. Jie jau nustatė savo, mes kažkokiu būdu, mums kažkokiu būdu pavyks nešti šitą paralyžiuotą pas Jėzų. Jėzaus artumą. Jie pradžioj tikriausiai nežinojo, bet jie nepasidavė. Kai pamatė daug žmonių, nepasidavė. Klausimas. Rimtesnis klausimas dabar. Kokia mūsų reakcija, kai mes kalbam su žmonėmis apie Dievą ir jie sakytų, baik. Nešnekėk toliau. Kokia mūsų reakcija? Ar mes esam ryžtingi? Taip. Keletą pavyzdžių. Nojus. Jis per 120 metų pastatė arką. 120 metų. Aš galiu įsivaizduoti, kai jisai pradėjo surinkti medžiagą. Daug žmonių klausė, kam tai darai? Na, pastatysiu arką. Arką už ką? Kodėl? Nes lys. Ką? Lys. Bus lietus. Mes niekada gyvenime nepamatėm lietaus. Ką tai reiškia? Bus daug vandens. Ne. Ir visi priešinosi. Bet jisai ėjo toliau. Pastatė ir per jo pasitikėjimą Dievu mes galim šiandien sėdėti čia. Nes kitaip Dievas sunaikintų visą pasaulį. Ir šitą šeimą mūsų nebūtų. Abraomas Paulius, kuris taip dažnai buvo persekiojamas, taip dažnai buvo kalėjimuose, taip dažnai buvo nuplakta ir taip toliau, bet jis nepasidavė. Jo dėka Evangelija buvo paskelbta ir Europoje. Nes jis nepasidavė. Noriu jūs paraginti, nepasiduot skelbti Evangeliją. Ir šitas pamokslas yra ir sau skirta, ir man pačiam skirta. Tik, kad jūs žinotumėt. Kalbu su savim ir jūs galite klausyti, ką kalbu su savim. Ką Biblija sako apie ryžtingumą. Ryžtingumas kyla iš pasitikėjimo Dievu. Pasireiškia tvirtumu, orientuotas į tikslus. Ne į savo jausmus, ne į savo emocinę būseną, bet į tikslą. Jų tikslas buvo nešti vieną vyrą prie Jėzaus. Nors visi prieštaravo tikriausiai, bet jie nepasidavė. Tikėjimas, atkaklumas, išradingumas, meilė artimui, drąsa ir ryžtingumas. Tie 4 vyrai simbolizuoja tuos 6 dalykus. Klausimas, paskutinis, šiandien ir tada pabaigsiu. Jeigu mes
vertintum savo tikėjimą skelbt Evangeliją, savo akaklumą skelbt Evangeliją, savo radingumą skelbt Evangeliją, savo meilę artimui skelbt Evangeliją, savo drąsą skelbt Evangeliją, savo ryžtingumą skelbt Evangeliją, nuo 1 iki 10. Nesakykit kasai, bijau jūsų atsakymų, žinokit. Kur mes rastumėm save? Noriu pabaigti su malda. Ir viešpatie, aš noriu tau dėkoti už tavo žodį, kad tavo žodis yra gyvas, veikantis. Ir Dieve, aš noriu tikrai paprašyti, kad tu pakeistum mane, kad tu pakeistum mus visus, kad mes drąsiau, aiškiau, ryžtingiau skelbtų tavo Evangeliją, tavo gerąją naujieną. Noriu tau dėkoti už tavo sūnų Jėzų, kuris nebijojo netgi mirties ant kryžiaus, kad jis mokėtų tą kainą dėl mūsų išgelbėjimo. Prašau Dieve, padėk mum irgi skelbt, kalbėt tavo gerąją naujieną kitiems. Ir mes žinom, kad mes nesam atsakingi už rezultatus. Tu esi atsakingas už tai. Aš noriu paprašyti, kad tu veiktum mano mūsų širdyse. Jėzaus vardu meldžiu. Amen.